Taip, tai sveiki, mano vardas Linas Taršelskis, esu iš MB efekto grupė. Mūsų tikslas yra mokyti žmonės, jaunimą, suaugusius apie tarpasmeninius įgūdžius, bendravimą ir verslumą. Šis seminaras gimė būtent iš patirties, kad mes peržiūrim gan nemažą kiekį verslo planų ir kai kurios situacijos kartojasi, kai kurios klaidos kartojasi, kuomet pradedame rašyti verslo planą, ypač tiems, kas dar nėra to darę. Ir šiandienos seminaras yra būtent spręsti šią problemą, duoti pagrindą, suvokimą tiems, kas tik pradeda savo verslo kelionę, kas galbūt turi jau patirties verslo rašyme, kas yra jau rašę ne kartą, taip, gali būti naudinga prisiminti tai, kas buvo, arba seminaro pabaigoje klausti tam tikrus klausimus, kurie jums yra aktualūs. Pasitikrinant, kad esate tinkamoje vietoje, šiandien apie verslo plano rašymą nuo vizijos iki strategijos. Aš dirbu. Labai gerai. Mes visi, manau, irgi dirbam tam tikrose srityse. Trumpai apie mane, kad nesu iš gatvės paimtas žmogus. Esu daugiausia savamokslis ir apmokytas. Savamokslis tai yra ta prasme, kad viską, ką aš mokausi, sužinau, praktikuoju ant savęs, savo komandos ir klientų. Apart to, esu baigęs Vytauto Didžiojo universitetą su magistru verslo srityje. Ir tai buvo labai naudinga pradžia kurti savo verslą ir pradėti savo kelionę. Apart to, esu NLP treneris, mokymų vedėjas, dirbam irgi konsultuojam verslus su NLP, dėstau Vilniaus kolegijoje inovacijas, esu vadovas efektų grupės ir socialinio efekto asociacijos, kur mes dirbam su ES projektais, mokymais, kurie yra prieinami visiems skirtingo amžiaus Lietuvoje ir užsienyje. Ir mano asmeninės interesų kryptis yra saviugda, tai, kas formuoja mane kaip žmogų, kaip profesionalą. Neuromokslas, tai yra tai, kas gerina mano sprendimų priėmimą, veiklą kasdien, ilgaamžiškumas. Tai yra kaip sveikai ilgiau gyventi, ir dirbtinio intelekto technologijos. Kam yra galbūt aktualios šios temos, visada galime bendrauti, susipažinti. Apačioje yra mano nuoroda į LinkedIn. Tai irgi galite mane tenais pasiekti. Šiandienos formatas yra tilpti į 1 valandą. Žiūrėsim, kaip seksis. Tai tiesiog, kad žinotumėte, ko tikėtis. Pradžioje bus trumpa reklama, kas būtent atvedė mus į šią sesiją, į šį webinarą. Pasidalinsiu mentorystės programa tiems, galbūt kam aktualu surasti savo gidą, mentorių, žmogų, kuris padėtų jūsų verslo kelionėje. Tada apžvelgsime netrumpai, bet kiek leis galimybės verslo plano struktūrą, kas į ją įeina, kaip atlikti tam tikrus punktus. Ir gale svarbiausia bus sesija, tai yra jūsų klausimai ir mano atsakymai. Šiame susirašinėjime čate turėtų būti priėjimas prie klausimų ir atsakymų. Tai galite arba rašyti juos tenais, arba pabaigoje, kuomet bus tam laikas, galite juos užduoti, kuomet bus laiko. Apart to, mano kolega dalinsis susirašinėjime nuorodą į kitas aktualias temas, kas jums galbūt būtų įdomu daugiau sužinoti asmeniškai arba iš
profesinės pusės ir dar, kad būtų daugiau vertės, taupant laiką, mes dalinsimės tam tikrų verslo plano struktūros žingsnis po žingsnio gidais, tokiais, kaip vedliais. Tai kad neįsiplėsite per daug į kiekvieną punktą, rašykite galbūt į chatą, kurios srities, kurių temų reikėtų išsamesnio aprašymo ir kuria kryptimi. Ir tada po seminaro mes parengsime aplanką su tikslesnė informacija, kurią galėsite vėliau peržiūrėti savo tinkamų laikų. Tai tiesiog, kad būtų kuo naudingiau. Tai va, tai pradžiai apie verslo mentorystę, kodėl tai yra svarbu. Pirmiausia, dėl to, kad mentorius yra tas žmogus, kuris padeda mums eiti tam tikrą kryptimi lengviau, greičiau, išvengiant klaidų, padedant rasti kontaktus, resursus, atsakant į svarbiausius klausimus. Aš pats turėjau tiek asmeninio tobulėjimo mentorius, tiek verslo mentorius ir jie tikrai pakeitė mano požiūrį, mąstymą į tai, kaip aš žiūriu į klientus, į verslą, į partnerius. Nes aš pats nesu kilęs iš šeimos, kuri verslauja, manau, dauguma mūsų taip pat. Ir turint tokį profilį yra gan sunku suprasti, kaip mąsto verslininkai, kaip jie veikia, ką jie daro ir tuo labiau, kaip pradėti ir įgyvendinti sėkmingai verslą. Todėl žmogus, draugas, mentorius, kuris yra šalia, atsako į pagrindinius klausimus, nerimus, dvejonės, padeda paaiškinti, kaip kas vyksta, yra labai, labai vertingas ir resursas. Todėl dalinamės programą Erasmus jauniesiams verslininkams, kuri leidžia surasti mentorių užsienyje ir nuvykti pas jį mokytis, stažuotis iki pusės metų. Tai programa vadinasi Erasmus for Young Entrepreneurs ir truputį plačiau apie ją. Programos tikslas yra žinių mainai ES lygiu, kuomet tiek pradedantieji verslininkai kaip jūs dalinasi savo žiniomis ir įžvalgomis su mentoriais, žmonėmis, kurie sėkmingai įgyvena verslą bent 3 metus. Tai yra žinių mainai, kuomet abi pusės gauna vertės. Toliau programos tikslas yra skatinti verslumą ES lygiu, tarp sienų, tarp valstybių ir inovacijos ir bendradarbiavimas. Nes labai daug žmonių, kurie pradeda verslus, mato Lietuvos rinką kaip mažą, siaurą ir jie nori išeiti į naujas rinkas. Randant mentorių užsienyje, padedama tai įgyvendinti. Tiek mentorius gali gauti vertės iš jūsų, tiek jūs galite gauti iš mentoriaus apie kitas rinkas. Ir žinoma, tai padeda sėkmingiau įgyvendinti, pradėti verslą. Išvengti dvejonių, streso, pagrindinių klausimų, nuo ko, ką pradėti, ką daryti, kur eiti ir kaip spręsti tam tikras problemas. Mentorius tam padeda. Pagrindiniai kriterijai, kas yra pradedantysis verslininkas, šiuo atveju tai yra žmogus, kuris neturi verslo patirties arba turi jos iki 3 metų. Tai yra galbūt buvę verslai, nesiskaito, jeigu yra daugiau negu 5 metų veikimo trukmė jau bus per ilgai. Viskas, kas yra iki 3 metų, tai yra pradedančiųjų verslininkų programa. Verslo būsena, vadinkime, statusas yra nuo verslo idėjos iki egzistuojančio verslo iki 3 metų. Tarkime, jeigu dar tik galvojate apie tam tikrą idėją, jos įgyvendinimą, galite teikti paraišką į programą. Jeigu, pavyzdžiui, turite verslą iki 3 metų egzistuojantį, taipogi galite jungtis. Tai leidžia prisijungti įvairaus profilio kandidatams, nuo idėjos iki esamų.
Programos pagrindinė kalba yra anglų, todėl šiek tiek atsifiltruoja žmonės, kuriems galbūt sunkiau su užsienio kalba. Tai tiesiog irgi kaip svarbus kriterijus, nes tiek dokumentai yra teikiami anglų kalba, tiek bendravimas dažniausiai vyksta anglų kalba. Mentorius tai yra žmogus, kuris sėkmingai įgyvendina verslą bent 3 metus ir kuris bendrauja anglų kalba. Formatas mentorystės tai nėra praktika ir tai nėra darbas ar savanorystė, tai yra žinių mainai, kuomet jūs keliaujate pas mentorių ir mokotės iš jo patirties. Tai yra labiau primena kaip konsultavimo sistema, kaip coachingą, kuomet skiriamos bent 8 valandos per savaitę kontakto, bendravimo, galbūt ir daugiau. Ir to proceso metu jūs toliau įgyvendinat savo verslo idėją arba dirbate ties tam tikrą kryptimi. Toliau mainai galimi tiek vietoje, tiek per nuotolį. Tai reiškia, kad galite daryti online arba vykti pas mentorių, nes galbūt yra šeima, galbūt yra studijos ar darbas, kuris neleidžia jums išvykti, bet norite pradėti, norite gauti šią paramą. Tai yra galimybė prisijungti ir nuotoliniu būdu. Toliau tai yra abipusė nauda ir vertė. Tiek jums yra vertė, kad galite pasidalinti savo žiniomis, įžvalgomis apie mentoriaus verslą ir savo patirtį. Tiek jums ir jam yra nauda sužinoti, gauti tam tikrus patarimus, žinias apie savo verslą ir mentorystę. Trukmė nuo mėnesio iki 6. Pavyzdžiui, jeigu vykstama į užsienį, pas mentorių jums yra skiriama dotacija mėnesinė išgyventi toj šaly, į kurią keliaujate. Dotacijos tikslas yra realiai jūsų būsto kompensacija. Ji yra fiksuota pagal šalį, kiek kur vykstate. Paprastai tos dotacijos pakanka pilnam pragyvenimui, bet jeigu tai, pavyzdžiui, yra pagrindiniai miestai, sostinės, kaip Milanas, Berlynas, Londonas, tai natūraliai nuoma tose miestuose yra brangesnė ir ta dotacija greičiau dingsta. Tai tiek, ir tada kodėl verta prisijungti prie šios programos tiek mentoriams, tiek pradedantiesiems verslininkams. Tai yra dėl to, kad yra unikali patirtis ir galimybė, kuri leidžia išvykti į užsienį, rasti įvairių įmonių vadovus, verslininkus ir su jais bendrauti, kas natūraliai būtų labai sunku ir matomai net neįmanoma, nes labai dažnai tie žmonės yra užimti. Ir per šią programą juos galime rasti ir su jais bendrauti. Ilgojų laikotarpiu tas mentorius gali tapti jūsų verslo partneris, draugas arba tiesiog kontaktas toje šalyje. Tai yra užsienio kalbos praktika puikiai, jeigu galbūt buvo primirštos žinios, esamo produkto išbandymas arba naujo produkto įvedimas į rinką, pažiūrėjimas, kaip tai veikia ir to darymas sėkmingiau. Tai nėra irgi įsipareigojimas įkurti verslą, nes dauguma programų jos reikalauja jūsų tam tikrų svarbių kriterijų, kaip samdyti žmonės, registruoti verslą tam tikroje šalyje arba vietoj. Čia tiesiog yra patirties įgijimas. Ir jeigu po mobilumo, po bendravimo jūsų požiūris pasikeitė, tarkim, ta idėja jau yra nebetinkama, per sunkiai pasikeitė jūsų pozicija ar gyvenimas, nėra privaloma įkurti šitą verslą. Tačiau tai yra puikiai galimybė ir motyvacija galbūt jį įkurti ir jį pradėti sėkmingai. Ir svarbiausia, išvengiama pradžiamokslių klaidų. Kaip ir minėjau, kas neturi verslo patirties, įdomiai dingo ekranas.
Kas neturi verslo patirties, gali prisijungti ir jos įgyti, išvengiant visų pradžiamokslo klaidų. Tai yra, kur investuoti, nuo ko pradėti, į ką kreiptis, ką sakyti ir taip toliau. Ir kam įdomu, ką domina, galite rašyti tiesiogiai mums į Effectas Group paskyras, į šitą chatą, man asmeniškai per LinkedIn arba skanuoti šį QR kodą ir susipažinti su programa šiek tiek plačiau, kokie yra žingsniai, ką daryti, kaip jungtis ir rasti pačios programos svetainę. Skaidrėmis pasidalinsiu po webinaro, taip pat ir su įrašu, tad kas galbūt nespėjate arba turite ir ribotą laiką, visą turite prieigą prie informacijos. Ir keliaujant prie šiandienos temos, tai yra kodėl verslo planas yra svarbus kiekvienam verslui. Atvirai kalbant, verslo planas yra tokia dvejopa tema. Visi, kas galbūt pradeda verslą nuo labai ankstyvos fazės etapo, galvoja, kad tai yra nereikalinga ir kad to nereikia. Tai yra tiesa. Kuomet yra tik tais produktas, kuomet jūs tik tais tyrinėjatės rinką, jūs nebūtina užsiimti dokumentų, parengimų, vizijų ir panašiai, visų jų aprašymų. Jums svarbiausia žinoti, ar jūs norite tą daryti ir ar yra potencialas šiai idėjai. Tad pirmiausia, turėtumėte išsiaiškinti, ar šitas produktas, paslauga yra vertingi ir ar jūs norite su juo užsiimti bent, sakykime, 3-4 metus. Nes atvarai... Skaidrių nesimato, persijim tavo desktopą. Tuoj pažiūrėsim. Tiesa, kažkaip neleidžia. O dabar matosi? Taip, dabar matosi. Kažkaip permeta. Ir matosi pilnu ekranu spėju, ne? Taip, viskas gerai. Ok, tada tęsim. Ačiū, kad priminėt. Taip, tai va, tai baigiau ties to, kad kuomet idėja yra labai anksti ir nesate tikrai, ar su ją užsiimsite, tiesiog nevarkite su verslo planais. Tačiau jeigu norite užsiimti su tuo rimtai, jeigu jums dega rankos, dega akys ir norite tą daryti, verslo planas padės jums išsiaiškinti, kur link norite eiti. Pagrindiniai aspektai, ko reikia, norint pritraukti investuotojus, norint eiti į bankus dėl paskolos, dėl įvairių dotacijų, dėl įvairių aukojimų ir panašiai. Pats buvau irgi prieš kurį laiką gan skeptiškai nusteikęs prieš verslo planą, nes tai yra tiesiog dokumentas kaip Biblija, kurį mes susikuriam, bet verslas yra organiškas, gyvas procesas ir sukūrus vieną dokumentą, jį reikėtų keisti vėl ir vėl ir vėl. Tame yra tiesos, bet, pavyzdžiui, tiek savo, tiek jūsų komandai bendra įkūrėjams yra daug aiškiau, išsigilinant, kas yra jums svarbiausia, ko norite pasiekti. Nes labai daug bendra įkūrėjų nesutarė dėl verslo vizijos, dėl tikslų ir krypties, kur link einama. Ir jeigu nėra to susitarimo, to aiškumo, keliai dažnai išsiskiria anksčiau ar vėliau ir dažnai išsiskiria gan nedraugiškai. Tad pradžioje svarbiausia yra išsiaiškinti su savim, savo partneriais, pagrindiniais investuotojais, kokia yra jūsų kryptis, ką norite pasiekti. Jeigu tai nesutampa, tada galite kažką keisti. Toliau tai padeda pritraukti finansavimą, nes verslo planas yra dokumentas, kuriuo jūs parodote savo kompetencijas, savo planus ir strategiją, kaip jūs įgyvendinsite verslą.
ne visi yra puikūs pardavėjai, pranešėjai ir pristatymų ekspertai. Todėl nusiunčiant dokumentą, strateginį dokumentą, jūs parodote, kad jūs turite planą ir kad norite jį įgyvendinti. Ir tada šiek tiek apeinate tą bendravimo aspektą. Apart to, verslo planą galima naudoti kaip šaltinį įvairioms prezentacijoms, pristatymams, nes jame yra daug informacijos ir ją galima pritaikyti skirtingai investuotojams, skirtingai klientams, skirtingai bankams ir visiems, kam yra aktualu. Nereikia kurti iš naujo. Toliau, tai yra tikslingas rizikos vertinimas ir valdymas, nes nežinau kaip jums, tačiau mano patirtis yra ta, kad dažniausiai turint verslo idėją yra didelis džiaugsmas, motyvacija, kad jūs tą norite daryti, kad tai yra reikalinga žmonėms, kad jūs sprendžiate aktualią problemą. Tačiau dažnai yra įvairių rizikų versle. Nuo dingusių klientų, tiekėjų, investuotojų atsiėmimo savo kapitalo, bendravimas galbūt su verslo partneriais. Visos šios rizikos įvyksta gan dažnai ir verslo planas padeda įsivertinti, kaip šias rizikas mes vertinsim ir ką darysim. Ir toliau tai yra kaip puiki veiklos kontrolės priemonė, nes kuomet neturime plano, kuomet nėra jisai aprašytas, yra labai lengva nukrypti nuo savo krypties, yra labai lengva pakeisti terminus ir tiesiog sakyti, nėra laiko, padarysiu vėliau, šitą ir tą galima pakeisti. Tačiau, kai yra įsipareigojimas, kuomet yra aprašytas planas, yra labai lengva savo priminti, kur link einate, koks jūsų tikslas ir kada reikia jį įgyvendinti. Toliau, kodėl dar svarbus yra verslo planas, yra būtent tai padeda jūsų idėjos išgyvenimui. Statistika rodo, kad net 70% įmonių išgyvena daugiau negu 5 metus su savo strateginiu planu, su savo planu, kaip gyventi verslą. Tai smarkiai padidina jūsų šansus išgyventi. Tie, kas neturi, kaip minėjau, krypties, strategijos, jie pamiršta, ką nori daryti, dingsta motyvacija, tiesiog yra sunkiau eiti šiuo keliu. Finansavimas, tie, kas turi gerai apsirašę savo verslo planą, pritraukia daugiau investicijų, nes jie parodo, kad jie yra nusiteikę ir rimtai, nes yra gan solidus dokumentas ir kad jie turi planą. Manau, kad ir jūs neinvestuotumėt į žmonės, į idėjas, jeigu nėra aiškaus plano, strategijos, ką ir kaip jie darys, kaip jie pasieks klientus, koks yra jų produktas ir kaip jie uždirbs pinigus. Tai tiesiog yra loginis planas. Toliau yra pradžia ir plėtra. Labai svarbus žodis užbaigia verslo planą. Žmonės turi net 2,5 karto didesnę tikimybę realiai pradėti verslą. Nes tai yra gan procesas, į kurį įtraukia tiek strateginį mąstymą, tiek savo vizijos išgryninimą ir tiesiog mąstymą, ką jūs ir kaip darysite, kaip jūs pasieksite žmonės, kaip jums parduosite ir koks yra jūsų produktas. Ir iš patirties galiu pasakyti, kad vienas dalykas yra, kuomet mes galvojame savo mintyse ir visai kitas. Jūsų mikrofonas. Įsimutinot Linai vėl. Nebesigirdėjau. Dingo garsas. Paskutinių kelių sakinių jau nebegirdėjom. Miutas užsidėjo. Vis dar muted. 1 karvės piens.
Dar Nesigirdi vis jūsų, negirdim. Linai vis dar ne. Rodo, kad Šypseną užmutintas matom, rodo mikrofonas ant jūsų. prezentaciją, bet jūsų negirdėt. Šiandien Va, kažkaip girdim. Va, girdim. kažkaip įdomiai veikia Teamsai, tai ačiū, kad irgi, kad sekat. Puikus patikrinimas. Taip, skaidės, manau, matyti turėtųsi. Taip. Jeigu vėl dings garsas, duokite žinoti teisingai. Toliau, kalbant apie esminės verslo plano dalis, labai dažnai tiek iš savo studentų gaunu klausimą, tiek iš kandidatų, kurie aplikuoja į mentorystės programą. Tai yra, kaip rašyti verslo planą, nuo ko pradėti, kas yra svarbiausia. Tai visą laiką aš mėgstu nukreipti žmonės į šią diagramą, į šį modelį, kuris vadinasi Business Model Canvas, yra angliškai. Trumpai jums išversiu, kas tai yra. Tai yra verslo modelio diagrama, kurioje aiškiai apibrėžiama pagrindiniai verslo aspektai. Tai pirmiausia yra vertės pasiūlymas, ką jūs siūlote, kokia vertė yra klientui. Ir dar noriu pabrėžti, kas yra vertė. Vertė yra poreikio tenkinimas. Jeigu nėra problemos, jeigu nėra poreikio, tai nėra ko ir tenkinti. Ir kuriant savo verslą, visą laiką reikia pradėti nuo fakto, kad ar yra problema, ar ji yra daugiau negu kad jums. Ir tą išsiginti, tai tą ir minėjau pradžioje, kad rinkos patikrinimas, ar tai yra tenais. Po to, jeigu yra jūsų problema, kurią jūs sprendžiate, einame į klientus. Kas yra jūsų tikslinis klientas? Skirtingi jo segmentai. Toliau, kaip juos pasieksite internetu, laiškais, skambučiais, susitikimais ir ar parduotuvės apsilankymais, kaip jūs su jais elgsitės, tai yra kaip jūs su jais bendrausite, ar tai yra naujienlaiškiai, ar tai yra vėlgi skambučiai, ar duosite jiems įvairias nuolaidas, lojalumo programas. Toliau svarbu yra, kas jūsų pagrindiniai partneriai. Pagrindiniai partneriai tai yra asmenys, organizacijos, kurios dalyvauja jūsų versle ir yra galbūt jūsų tiekėjai, jūsų pardavėjai, viešintojai, kas reklamuoja jūsų verslą. Ir bent jau mano srityje, mano patirtyje, jūsų verslo partneriai dalinai yra ir jūsų draugai ir mentoriai, kurie papasakoja, kas yra rinkoje, kaip jį veikia. Ypač jeigu jūsų partneriai yra kažkas iš logistų, tada jie labai gerai papasakoja, kas vyksta Europoje, kas vyksta Lietuvoje, kiek yra prekybos ir koks yra intensyvumas pačioj globalioj rinkoj. Toliau yra jūsų pagrindinės veiklos, tai yra ką jūs vykdote, jūsų produktai, viešinimas, gamyba, tiekimas, pagrindiniai resursai, ko jums reikia, kad šitą verslo idėją vyktų, kainodara, kaip jūs, kokios yra pagrindinės išlaidos, tai yra nuo nuomos, mokesčių, atlyginimų, įvairių produktų, žaliavų pirkimas. Ir svarbiausias aspektas šitoje lentelėje tai yra jūsų pajamų šaltiniai. Kaip jūs gausite pajamas. Sakyčiau, išskirčiau čia, kad pagrindiniai aspektai yra jūsų vertės pasiūlymas, ką siūlote, kaip sprendžiate problemą, tikslinis klientas, į ką taikote ir kaip gausite pajamas. Tai yra, ar tai yra prenumerata, vieneto pardavimas, laikotarpio kažkokia tai paslauga, komisinis ir taip toliau. Tai yra toks puikus, kaip šiaurinė žvaigždė kelrodė, kuri padeda išsiaiškinti, kur link jūs eisite. Ir užpildžius šią lentelę, realiai yra daug lengviau rašyti verslo planą. Dėl to ir dalinuosi šitą vizualizaciją.
Kalbant apie patį dokumentą kaip verslo planą, jisai yra gan universalus ir pirmiausia, reiktų jį pasirengti savo, kad suprastumėte, kas yra svarbiausia. Tai pradžiai būtų samtrauka, čia galbūt yra klaida, galime pakeisti. Tai yra samtrauka, tai yra trumpai aprašoma, kokia yra verslo idėja, apie ką yra verslas, sritis, industrija ir kaip jūs jį įgyvendinsit. Trumpa peržiūra gali būti iki pusės puslapio. Toliau ir įtraukti į šią apžvalgą verslo idėją, jeigu jinai yra tradicinė, labai išsiplėsti neverta, jeigu tai yra kažkas unikalaus, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto kažkoks tai robotukas, kuris sprendžia, nežinau, galbūt gyvybės gelbėjimą, gydymas, jeigu ten, pavyzdžiui, yra kažkoks dronas, kuris ypatingai matuoja laukus žemdirbiams ir taip toliau, tada aprašyti šią idėją šiek tiek plačiau. Įtraukti rinkos pagrindinius aspektus, kiek didelė yra rinka, tai yra kiek potencialo, kur taikote, Lietuva, užsienis, vyrai, moterys, jaunimas, suaugę ir taip toliau. Ir finansiniai rodikliai. Tai yra, ko tikitės per pirmus metus, antrus ir trečius. Kiek didelė yra rinka ir kiek potencialo joje matote. Toliau yra verslo aprašymas. Labai svarbu pirmiausia išsigryninti verslo koncepciją ir idėją. Šitam procesui trumpo kelio nėra. Tai yra tiesiog per pristatymus draugams, šeimai, kaimynams, būsimiems verslininkams. Kuo daugiau pristatote savo verslą, savo idėją, tuo grynesnė ji tampa. Nes žmonės klausia įvairių dalykų. Nuo kas, kaip, kodėl, kur, su kuo, kiek kainuos ir taip toliau. Ir svarbu yra turėti savo viziją ir misiją, nes bus tų dienų, kuomet nebus motyvacijos. Bus tų dienų, kuomet tiesiog nėra noro kažko imtis. Ir vizija, ko norite pasiekti, padės jums prisiminti, kur link einate ir kodėl jums tai yra svarbu. Tai taip pat tarnaus jums, kuomet turėsite darbuotojus, komandą, nes jie klaus, ko mes norime, kur link einame, kodėl turėčiau dirbti pas jūs, o ne pas kitus. Ir svarbiausia yra vertybės, kurias norite perduoti savo komandai ir darbuotojams ir komunikuoti savo klientams. Nes ypač dabartinė jauna karta renkasi produktus, verslus pagal vertybės, pagal tai, kuo tiki verslas ir ką jisai reprezentuoja, ką jisai palaiko, kokias idėjas, ko jisai siekia, ar vizija yra ambicinga ar ne. Ar vertybės sutampa su klientu ar ne. Ir tai yra krūva pavyzdžių, kaip žmonės renkasi vertybės. Pavyzdžiui, kodėl vieni eina į Maximą ir kiti eina į Lidlą. Ne? Dauguma pasakys, kad kaina, bet jeigu atimtume kainą, kas galbūt dažnai yra panašu, mes kažkaip asocijuojame save su vienu ar su kitu prekės ženklu. Tas pats yra ir su telefonais, ne? Yra dvi armijos – Apple ir Samsungas, amžina dvikova. Ir vieni ir kiti turi tam tikras vertybės, fokusą, kodėl jie renkasi tą telefoną. Tai apsibrėžimas, kas jums yra svarbiausia, vizija, ko sieksite, kur link einate, padės jums toliau vystyti į verslo planą, nuspręsti verslo kanalus, tikslinę grupę ir panašiai. Toliau svarbu yra nuspręsti teisinę formą ir struktūrą. Ypač Lietuvoje yra skirtingi mokesčiai
skirtinga apskaita, kaip vykdomas verslas, ar tai yra individuali veikla, verslo liudijimas, UABas ar MV. Į mokesčius per daug nesigilinsiu, tiesiog gilinsiuos į tai, kad pagal tai ar esate vienas, ar tai yra trumpalaikis verslas, ar tai yra ilgalaikis verslas, pilna diena, pusė dienos, turėtumėte nuspręsti, kokia bus juridinė jūsų verslo forma. Plačiau apie tai kalba, jeigu gerai atsimenu, Inovatyvi Lietuva. Jie turi gan puikius aprašymus skirtingom verslo formom, kalbant apie struktūrą, teisinius dalykus, apskaitą, mokesčius ir bendrai įkūrėjus, kokie yra procesai. Toliau yra rinkos analizė, nuspręsti, kas yra jūsų tikslinis klientas. Ir čia labai daug kas daro klaidą manydami, kad mano klientas yra bet kuris žmogus, kuris turi pinigų. Arba visi, tarkim, pilnamečiai, kas gauna pajamas. Jeigu, pavyzdžiui, produktas yra kažkuo neypatingas, tarkim, skalbimų galbūt verslas, valymo verslas, automobilių taisymas ir panašus, kuomet atrodo, kad jūsų klientai yra visi, bet taip nėra. Yra taip, kad kas tinka viskam, dažniausiai netinka niekam. Ir kaip minėjau prieš tai, kad žmonės atsifiltruoja pagal kažką, pas kurį tiekėją, pas kurį produktą jie eis. Nes tiek parduotuviai yra krūvos pastų tubelių, tiek servisų yra gatvėje N, bet mes juos renkamės pagal kažką, pagal savo kišenę, pagal atstumą, pagal rekomendacijas ir visus kitus kriterijus. Todėl čia yra svarbu išsigryninti, kas yra jūsų tikslinis klientas. Ir nors pradžioje tai atrodo gan sunku, vėliau jums bus lengviau pozicionuoti save kaip ekspertą, unikalų produktą, paslaugą būtent tam klientui, toms sritim. Ir tik tada, kai jūs užaugsite, būsite didesni, tada galėsite įtraukti daugiau klientų, daugiau segmentų. Toliau svarbus aspektas yra konkurencinė analizė, mokytis iš savęs ir savo konkurentų, iš rinkos, kokie yra pagrindiniai žaidėjai, kiek jie uždirba, kiek jie užima rinkos. Jų duomenys galima rasti dalinai rekvizitai.lt, juridinių asmenų ir registrų centre ir atliekant SWOT analizę, analizuojant jų komunikaciją, jų svetainę, jų pasiekimus ir tai, kas yra prieinama tiek internete, tiek už interneto ribų apie jūsų konkurentus. Kas nežino, SWOT analizė tai yra jūsų stiprybės, silpnybės, jūsų verslo, jūsų idėjos, toliau yra galimybės, ką jūs galite be to, ką darote, kur galite judėti ir ką daryti, ir yra grėsmės, tai yra kokios yra potencialios rizikos grėsmės jūsų verslui. Tai čia pagrindinė ir lengviausia analizė, jų yra daug internete. Jeigu bus įdomu kažkam, klauskite į chatą arba rašykite, tada parinksime galbūt daugiau siūlymų, kas įtraukia detalesnės analizės. Toliau, kas liečia rinkos tendencijas ir galimybės, visada tikrinkite pagrindinius paieškos žodžius, ko žmonės ieško. Tinka YouTube'as, tinka Google, tinka įvairių produktų peržiūros. Netgi viena geriausių strategijų, ką radau internete, kaip tikrinti konkurentų sėkmę ir kurti savo produktą, tai yra rasti konkurentų produktus ir žiūrėti į žmonių atsiliepimus. Ir žiūrėti į atsiliepimus, kurie yra neigiami. Ir kurti savo produktą pagal tai, ko klientas negauna iš konkurentų.
tada bus daug lengviau komunikuoti, mes turim, bet jie neturi, ne? Ir tada jūs matysite, kad jūs realiai sprendžiate kažkokią tai problemą, funkciją, kurios neturi jūsų klientas. Dar galima rasti pagrindinius rinkos tendencijas, galimybės per Google Trends, yra tokia programa, išsifiltruoti nišas, šakas, produktus ir paieškos žodžius. Ir žinoma, galima naudotis dirbtiniu intelektu. Kas naudojatės, tikrai verta ir naudinga. Toliau produkto aprašymas, kuomet išsityrėme rinką, turime santrauką, yra produkto aprašymas. Kas jį sudaro, kas įeina, ne? Būtent aprašymas, kas tai yra per produktas, kuo jis yra kitoks negu tai, kas yra jau rinkoje, kuo jis ypatingas, kokia būtent vertė, nauda jūsų klientui, ne jums, bet jūsų klientui. Kas jį sudaro, pavyzdžiui, jeigu yra kažkokia programa, maisto produktas, įrankis, kas svarbu yra klientui, investuotojui sužinoti apie tą produktą. Ir aprašyti šią dalį, neatskleidžiant to, kas galbūt yra jūsų intelektinė nuosavybė, kas galbūt yra jūsų patentas ir unikalumas. Ir dažna praktika irgi yra, kad atliekant pristatymus arba tam tikrus pokalbius su partneriais, investuotojais, pasirašyti nekonkuravimo, neatskleidimo duomenų sutartis, kad jie ir apsibrėžti, ko jie negali komunikuoti, atskleisti tretiesiems asmenims. Ir toliau, patrauklus ir svarbus aspektas investuotojams ir bankams, tai yra jūsų konkurenciniai pranašumai. Kuo jūs esate geresnis negu tai, kas jau yra rinkoje. Nes tai apsprendžia jūsų potencialą. Tai čia įrašome galbūt netgi palyginimą, kas jau yra rinkoje, tie produktai jau yra, jų funkcijos, jų pritaikymas, jų trūkumai ir palyginimai, koks yra jūsų produktas, kuo jisai yra geresnis, tobulesnis, praktiškesnis, galbūt pigesnis arba brangesnis ir kodėl, negu kad kiti produktai, kokie būtent yra jūsų pranašumai. Ir čia palyginimas yra labai gera strategija, kaip lentelė. Rinkodara labai svarbus aspektas. To, kas nekomunikuojama, nereklamuojama ir realiai neegzistuoja, ypač šiais laikais. Ir dauguma verslų silpnybė yra būtent silpna komunikacija arba per trumpa komunikacija. Yra nuostabių produktų, yra nuostabių verslų, tačiau jie yra nematomi. Ir visi pastebim, kad kai ieškome kažko nekasdienio, tarkim, kur taisyti mašiną, tarkim, kur taisyti kompiuterius, rasti galbūt veganiškų produktų, kitokių restoranų, visą laiką einame į internetą, einame į žemėlapius ir ieškome būtent tenais, galbūt kažkas rekomendacijas per socialinius tinklus. Ir būtent čia yra svarbu būti matomiems ir nuolatos aiškiai komunikuoti, kas esate, ką darote ir kuo jūsų produktas yra geras. Apart to, verslo plane rinkodaros dalyje apsirašome kainodarą. Kokiais būdais jūs gausite pajamas, kas sudaro išlaidų prasme jūsų produktą, paslaugą ar verslą. Ar tai yra vienkartinis mokėjimas, ar tai yra plano prenumerata, komisinis aukojimas, papildomi mokėjimai mokesčiai, skirtingi segmentai skirtingiams klientams. Medžiagos galbūt įtraukimas, kas liečia išlaidas, įvairios nuomos, mokesčiai ir taip toliau.
Apsibrėžiam čia irgi, kokios bus kainos vienam produktui, keliems produktams, galbūt skirtingiams klientams, vienam grupiai, įmoniai, valstybėje, ne, kas mažiau uždirba, kas daugiau uždirba, Lietuva ir užsienis. Segmentavimas padeda irgi išskirti klientą ir unikalų pasiūlymą. To pavyzdys yra, tarkim, kavinės, kur perkame kavą. Yra vis laiką mažas, vidutinis ir didelis, vietoj ir išsinešti. Taip yra segmentuojama kaina. Tai yra geras pavyzdys, strategija, ką galite daryti ir jūs savo verslo plane. Toliau yra pardavimų taktikos, jos yra įvairios ir čia yra grynai atskira tema pagal tai, koks yra jūsų klientas, kaip jūs jį pasieksite ir jam parduosite savo produktą. Tam yra naudojamas piltuvėlio modelis, tiesioginiai pardavimai verslas verslui, verslas klientui ar valstybei, savitarna prieš aptarnavimą, pakartotiniai pardavimų strategijos, kaip jūs išlaikysite savo klientą, pardavimų tikslai ir rodikliai. Apsirašome rinkodaros dalyje visus šiuos aspektus. Kuo plačiau, kuo tiksliau, tuo yra geriau, nes jūs žinosite, kada ką daryti. Galite netgi pridėti laiko liniją, dar vadinamas yra Gantt chart angliškai, kur pagal mėnesį tikslingai parašta, kas vyks pirmą mėnesį, kas vyks antrą mėnesį, kas vyks trečią mėnesį, išdėstote tai Excelio lentelėje per laiko tarpą. Taipogi padės jums ir klientams arba investuotojams matyti, koks yra jūsų planas ir kaip ilgai įgyvendinsite savo idėją. Toliau yra rinkodaros kanalai, kaip pasieksite savo klientus, kaip komunikosite. Tai gali būti skaitmeniniai kanalai, socialiniai tinklai, naujienlaiškiai, įvairūs webinarai, seminarai, kaip pat mes darome irgi. Ir gali būti tradiciniai kanalai, tarkim, spauda, televizija, radijas, reklama. Ir svarbu yra irgi pridėti prie šio skyriaus rinkodaros biudžeto paskirstymą pagal kanalus. Tam puikia strategija yra lentelė, kanalas, laikotarpis ir kiek skiriama investicijų šiam skyriui. Toliau turime įgyvenimo planas, tai yra irgi labai svarbi dalis jūsų verslo plane, kaip jūs realiai vykdysite savo veiklą. Tai pradžioje yra veiklos procesai, kokia yra gamyba, ko jai reikia, kaip vyks to dalyko gamyba, ten, pavyzdžiui, ar pas jūs, ar naudosite subrangovus, pusgaminius, kažką skolinsitės, pirksite technologijas, patentus, kaip vyks tiekimas, ar žaliava yra pas jūs, ar pas kažką kitą, kaip jūs ją gausite ir jūsų įmonės valdymas, struktūra, kiek jūsų yra, komandos dydis, planuojamas arba esamas, kokios yra funkcijos, kas ką atlieka esamųjų laikų ar planuojama ir galbūt netgi atlyginimų dydžiai, jeigu norite išsamiau, galite trumpai aprašyti pozicijų aprašus, kas ką atliks ir ilgalaikis įmonės vystymas. Toliau pridedam infrastruktūrą ir įrangą. Tai yra viskas, ko reikės jūsų biurui, jūsų gamyklai ar tai namų verslui. Tai bus viskas nuo kompiuterių iki galbūt kažkokių tai pjaustyklių, įrankių, jeigu tai, pavyzdžiui, yra restoranas, programinės įrangos, baldų ir visą tai, kas dar įeina į infrastruktūrą, automobiliai, telefonai ir taip toliau.
Ir tada kokių investicijų jums reikės. Visa ta infrastruktūra, investicijos į verslo idėjos įgyvendinimą, rinkodarą yra surašoma viską į lentelę, palaipsniui, papunkčiui, kokios yra išlaidos, produktai, produktų kategorijos, žaliavos, atlyginimai, galbūt mokesčiai, ir kiek reikės kiekvienam iš jų investicijų. Investicijų galbūt vienkartinių arba pasikartojančių. Tai čia reikia galima išskirti į dvi kategorijas. Ir aišku, susumuoti pabaigoje, kiek ko reikės. Daugumai žmonių irgi yra sunkiau galbūt skaičiuoti savo infrastruktūrą, įrangą, kiek tai kainuos. Tiesiog eikite į internetą, pasižiūrėkite, kiek kainuoja įvairūs baldai, kompiuteriai ar specifiniai įranga, ten tarkim galbūt traktoriai, nežinau, pjūklai, galbūt kompiuteriai, technologijos, kiek jie kainuoja. Tai tiesiog įtraukti mažiausias arba vidutinės kainas, kiek tai kainuoja. Ir tada apsiskaičiuoti, kiek reikės investicijų jūsų verslui ir duos jums preliminarų suvokimą, ko tikėtis ir kiek pinigų prašyti. Taipogi yra svarbu prisiminti, kad ne visada reikia pinigų. Pinigai perka daiktus, pinigai perka paslaugas. Pavyzdžiui, jeigu ieškote investuotojų, galite tiesiog klausti ne pinigų, bet produktų ir paslaugų. Tarkim, jums reikia kažkokios paramos įkurti savo ofisą, galite eiti pas, tarkim, investuotojus, verslo partnerius, prašyti ne pinigų, bet, pavyzdžiui, kompiuterių arba ofiso stalų, galbūt kažko tai automobilio, arba kažkokios specifinės įrangos. Nes pinigai dažnai arba daugam yra gan jautri tema. Jeigu prašote kitokios pagalbos, tai yra ir resursų, yra daug lengviau tada atsakyti taip. Ir taipogi svarbiausias dalis, viena svarbiausia, tai yra jūsų finansinis planas. Kuomet skaičiuojate, kaip greitai atsipirks jūsų verslas, kiek reikės investicijų ir jūsų prognozė. Yra kiek vienetų pasirinkus per tam tikrą laikotarpį, tarkim nuo metų, 3-5, kiek planuojate parduoti savo produkcijos arba suteikti paslaugų. Tai atsižvelgiant į vieneto kainą, jų kiekį planuojama parduoti, rašome preliminarų skaičių ir skaičiavimą. Čia būtent atsižvelgti į rinkos dydį, tai yra kiek žmonių potencialių gali pirkti jūsų produktą, ar tai yra vienkartinis, tarkim, automobilis, vieną kartą per kokius 5-10 metų žmogus perka automobilį, galbūt trumpiau, ar tai yra kažkas pasikartojantis, kaip pavyzdžiui duonos kepalas, kur žmonės perka kasdien. Ir pagal tai vėlgi įtraukiam į skaičiavimą, kiek galėsite parduoti jūs savo produkcijos, įtraukti savo tikslinę auditoriją, vėlgi tas, kiek dažnai jie galbūt pirks, vartos jūsų produktą, paslaugą, įtraukti sezoniškumą, ar tai yra sezoninis sprendimas, ar tai yra visus metus trunkantis produktas, paslauga, ir augimo tempą. Tai yra, kiek galbūt potencialiai jūs pranoksite savo konkurentus. Šią analizę, skaičiavimą vėlgi, kas yra pradžiamoksliai, sunkiau daryti, galite konsultuoti su dirbtiniu intelektu. Tai yra puikus pagalbininkas išspręsti šią problemą. Tiesiog užduokite jam šiuos klausimus pagrindinius ir tai jis jums atsakys ir netgi apskaičiuos potencialius skaičius. Toliau perėti prie finansinio plano jūsų pelno
nuostolių skaičiavimus, kiek jūs planuojate uždirbti, kiek bus pajamų, kiek iš jų bus išlaidų. Toliau yra jūsų atsipirkimas, tai yra lūžio taško analizė, kuomet visos jūsų investicijos, kurios skaičiavome prieš tai, minus pelnas. Ir laikotarpio prasme tai atsipirks po mėnesio, po metų, po dešimtmečio. Pažiūrime, kiek tai atsipirks. Šis faktas yra labai naudingas tiek jums, tiek jūsų investuotojams, nes jūs žinosite, kada jūs pradėsite uždirbti iš savo verslo. Nes būna, kad metai, 2-3 įmonių savininkai nemoka savo atlyginimų. Ir tai yra gan sunki situacija tiek psichologiškai, tiek finansiškai. Todėl investicijų skaičiavimas, pelno nuostolio skaičiavimas, pajamų prognozė yra labai naudingi aspektai, matant prieš save, prieš akis, skaičiuojant savo lūžio tašką. Kada jums atsipirks jūsų verslas ir jisai legaliai, finansiškai bus pelningas po visų investicijų. Ir galiausiai pridėti savo rizikų vertinimą, tai yra optimistinis ir pesimistinis scenarijai. Ką jūs darysite, jeigu viskas bus labai gerai, tai yra greitas augimas, ko galbūt nesitikėjote, bus kokie 5-10 kartų auksite greičiau negu kad tikėjotės, ką darysite tuo atveju. Kitokia samda, kitoks tiekimo būdas, kitokia gamyba, kitokia technologija, ką keisite. Ir pesimistinis scenarijus, ką keisite, darysite, jeigu verslas nesiseks. Jeigu ten, pavyzdžiui, bus COVID-as, karas, pasikeis įstatymai, duomenų kažkokie tai reguliavimai ir jums apribos jūsų verslą arba jūsų pajamas. Kokios yra galimos rizikos ir ką jūs darysite finansiškai ir verslo prasme, ką keisite, kad tas problemas išspręsti. Tai apsirašote scenarijus. Tai tiesiog įsivertinti įvairias rizikas. Ir toliau pabaigai analizę, ką mes supratome per verslo planų vertinimą, tai yra, kad labai dažnai finansiniai aspektai yra nerealūs. Verslo pradžiamoksliai dažnai duoda labai gerą savo finansinį vertinimą, kad atsipirks verslas per pusę metų, per metus, kad pardavimai augs labai lengvai. Dauguma verslininkų ir ekspertų sako, kad sumažinti savo prognozes bent per pus mažiausiai. Prailginti laiką ir sumažinti prognozes, nes realiai gyvenime, kaip sakiau, verslas yra gyvas organizmas, aplinka irgi yra gyva. Ir keičiasi tiek reglamentai, įstatymai, keičiasi rinkas, nauji žaidėjai, verslai, naujos technologijos ir jūs gali išstumti labai lengvai. Dėl to reikia gan realiai pasižiūrėti, kaip greitai auga į verslai panašus produktai ir pagal tai spręsti, kad to galite tikėtis ir jūs. Neužsiprašyti per daug investicijų, jas vertinti realiai, kaip ir minėjau, kad žiūrėti realias kainas, technologijas, sprendimus, kas yra rinkoje, o ne kad man reikės ofiso baldų už 5,000, kur realiai reikės jau galbūt už 1,356 eurus. Tai kad tie skaičiai būtų kiek įmanoma realūs. Antras punktas yra nepakankamas kapitalo poreikio įvertinimas. Irgi gan dažnai daiktai kainuoja daugiau negu kad tikėjomės, krenta galbūt dėl infliacijos kyla kainos. Ir galbūt čia geras palyginimas yra tiem, kas darė namų ir remontus arba
statė namus arba organizavo kažkas tai šventes ar automobilio taisymą, visą laiką yra tam tikras biudžetas, ne? Ką mes galime išleisti. Bet kuo ilgiau tas procesas vyksta, tuo daugiau pinigų tai kainuoja. Nežinau, jūsų patirtis panašiai ar ne, bet to paties galima tikėtis ir versle, kad įvertinti, kad reikės daugiau pinigų, negu kad jūs planuojate ilgojų laikotarpių, arba galbūt netgi trumpuoju. Toliau, nepakankamai išanalizuota rinka, tai yra gan paviršutiniškai įvertinama, kas yra jūsų tikslinis klientas ir kiek jų yra jūsų geografijai. Tai čia irgi yra svarbu aiškiai žinoti, kas yra jūsų klientas, kas naudos jūsų paslaugas, produktus ir kuo geriau žinoti, kaip dažnai jie perka šį produktą ir kiek jų yra jūsų apsibrėžtoj teritorijai. Toliau yra neaiškus tikslinis auditorijos apsibrėžimas, tą jau minėjau, kad kuo tiksliau žinote nuo vertybių iki profilio, iki elgesio modelio, iki charakterio, amžiaus, pajamų, geografijos, absoliučiai kuo tiksliau, tuo geriau. Ir visą laiką įtraukti kokią problemą, kokį darbą turi atlikti jūsų produktas, ko tikisi žmogus iš jūsų. Pavyzdžiui, aš noriu pakabinti ant sienos paveikslą, ne? Ir pakabinti paveikslą yra daugiau negu vienas būdas. Galima išgręžti į sieną skylę. Galima įkalti vinį, galima įsukti varžtą. Galima priklijuoti paveikslą, galima pakabinti ant kažkokių tai virvelių ir karnizo. Galima prilipdyti, galima įmontuoti paveikslą į sieną. Tai yra daug sprendimų, kaip atlikti vieną darbą. Jūsų klientui bemaž vienodai, kaip tai bus atlikta, jam svarbu yra, kad paveikslas kabėtų. Ir jūsų darbas, kuomet apsibrėžiat savo tikslinę auditoriją, parašyti, kokį darbą atlieka jūsų produktas, kokią vertę jisai teikia jūsų klientui. Toliau yra konkurencijos neįvertinimas. Konkurencijai tikėtina, kad jų atsiras daugiau negu kad dabar yra. Tai nėra irgi fiksuotas skaičius. Konkurentai gali imtis įvairių nemalonių strategijų, kaip pavyzdžiui šmeižtas, šantažas, galbūt neetiška reklama, galbūt perviliojimas klientų su tam tikrom nuolaidom ir taip toliau. Jeigu pažiūrėsime į prekybos centrus, visi jie konkuruoja gan stipriai, kaip įtraukti jūs, parduodant unikalesnės prekes, daugiau nuolaidų, geresnis laikas ir aplinka. Taip ir pas jūs bus rinkoje, žmonės konkuruos. Ir kaip ir jūs, jie norės išgyventi ir uždirbti kuo daugiau. Ir prieš paskutinis yra netikslus unikalaus pardavimo pasiūlymo apsibrėžimas. Čia grįžčiau prie paveikslo pavyzdžio, kuomet reikia parašyti tiksliai, kokia problema ir kaip ją sprendžia jūsų produktas. Ne produktą pritaikyti problemai, bet tai yra ne problema pritaikyti produktui, bet produktą pritaikyti problemai. Ją realiai spręsti, o ne ją sukurti iš oro. Ir galiausiai yra dirbtinio intelekto naudojimas. Tai nėra blogas dalykas, tiesiog reikia dirbtinį intelektą naudoti adekvačiai. Tai reiškia, kad vengti paviršutiniškų idėjų ir aprašymų, nes dauguma planų yra rašomi papunkčiui, kaip mes pastebėjome, ir gan siaurai. Tai kuo daugiau yra aprašymo detalių jūsų verslo plane, kuo mažiau yra tų punktų, pridėti lentelių, grafikų, palyginimų ir realios statistikos ir netgi šaltinius
padės jūsų verslo planą padaryti stipresnį ir patrauklesnį ir aišku, naudingesnį jums. Tai va, tai dirbtinį intelektą naudoti galima, bet reikia paredaguoti, pritaikyti jo formatą, jo rezultatą savo verslo planui ir jo stiliui, kad jisai būtų kuo vertingesnis. Na ir viskas, čia būtų seminaro pabaiga ir tada pereičiau galbūt prie jūsų pagrindinių klausimų, kas jums yra aktualiausia ir svarbu. Ir dar, kas nori palaikyti ryšį, galite mus rasti internete, QR kodas. Jo. Ir čia apačioje yra mūsų Facebookas, LinkedInas ir Instagramas. Mes dalinamės informaciją apie verslumą, NLP, kas yra svarbu, ir įvairias galimybės.